Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šiandien pristatome jums ištrauką iš Dievo žodžio, kurį mūsų viešpats Jėzus Kristus pasakė šventajame Rumunijos Naujosios Jeruzalės vienuolyne apie dieną, kai Rusijos žmonių lyderis atvėrė duris tam, kurį sumušė, sėdėti taryboje. Su juo prie žemės tautas, štai ką aš jums sakau, aš stovėjau aukščiau su visomis dangiškomis ir angeliškomis jėgomis tą dieną, kai rusų tautos vadas atvėrė jam duris, kad galėtų įeiti su juo pasitarti žemės tautų akivaizdoje. Ir jis paliudijo apie tą dieną savo tautos ir šios krikščionių tautos tikėjimą 1000 metų krikščionišką pagal Kristaus bažnyčios pradžios tėvų tradiciją. Jis iškėlė ant jo glūdinčią išmintį ir pasakė, kad karas žemėje visada vyko tarp pagonų ir krikščionių tautų tik tam, kad nugalėtų Kristų ir tikrąjį tikėjimą bei tikruosius krikščionis. Jūs pažvelgėte iš žemės, o aš viešpats, aš ir visas dangus žiūrėjome iš viršaus akimis ir ausimis be skaičiaus, ir danguje parašyta žodis į žodį ir galima perskaityti ir suprasti, kad joks karas nėra padarę tik prieš jo bažnyčią Kristų. Prieš krikščionišką šalis, kaip tai atsitiko visais laikais ir rumunų žemėje bei šios stačiatikių tautos bažnyčioje nuo pat jos gimimo kaip tauta, kartu su mano gimimu tarp žmonių žemėje. Dabar aš pasirinkau šią žemę, kurią visada smogė, visada nukryžiavo pagonys, o ir dabar aš pakeliau savo akmeninę tvirtovę ir išeinu iš jo žodį per žemę ir turiu rankas, kurios paima mano žodžio balsą, kad jį paskelbčiau. Kelyje tiems, kurie, kai ateisiu, atversiu savo žodį virš žemės ir aš turiu 70 metų savo žodžio istoriją ant rumunų tautos židinio ir aš saugojau šią istoriją iki laisvės dienos ir atnešiau tai aukščiau. Ir nuo tada aš vaikštau su juo žodžiu per žemę. Akimirka po akimirkos žiūriu su visais danguje į visas kalbas, gimusias iš visur po to, kai buvo pasakyta tą dieną, kai stovėjau virš namo, kuriame gyvena Rusijos žmonių vadas ir aplinkiniai jų krikščioniškos tautos gynėjai. Štai visas susirinkimas ir kalba buvo parašyta danguje, nes buvo išpažintas teisingas krikščioniškas protėvių tikėjimas, o šį liudijimą reikėjo priimti danguje. O reikia atgailos, reikia nuolankumo, reikia tiesos, melą reikia sunaikinti, nes jos tėvas yra velnias, kaip ir tiesos tėvas yra Dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Aš atėjau pas tave, kad kalbėčiau taiką jumyse ir tarp jūsų. Ramybės jums sakau dabar, tik jei gausite. Darbo ramybė. Nedirbkite daugiau ginklų, jokio grasinimo, jokio melo, jokių gudravimų, ne, sūnus, ne, nes meilė laukia ir nori priimti jūsų protą ir širdį, jausmą ir tikėjimą, kad šiandien žemėje sėdėjau su jumis patardamas. Amen, aš palieku apačią ir palieku savo vardą ant mano laiško su tavimi. Mano vardas yra Jėzus Kristus, Dievo žodis, kuris ateina į žemę ir valdo tautas iš dangaus ir ganytojus su gailestingumu, su dangiška meilė tie, kurie ieško maisto iš viršaus, nes žmogus negali daryti to, ką turi teisę tik Dievas. O žmogus tegu nusižemina iki savo kūrinio iš Dievo ir tebūna Dievo sūnus, Dievo vaikas tebūna žmogus žemėje. Amen, 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 tai šios dienos programos pabaiga. Te laimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.